Jau daugiau nei pusvalandį sėdu čia ir niekam nenustojo lyti, o man tai reikia nusigauti iki stoties. Tai čia to kavinė, katro valgiau, paprašiau, kad pamajakins tuktukau, tai tuktuks nuveš. Tikėkimės. Išpeit. Thank you. Railway station, yes, atvariau šitą jau įstojti, lauku autobusą. Traukiniaus lauku. Nusipirkau bilietį, jau 10 centų sumokėjau ir po valandos, man atrodo, truks kelionį iki didesnės tokios stoties, iš katros jau po to judėsam į miestą, nemažą, katras vadinasi Čenai. 16 valandų iki ten. Normalia. Dar dabar belaukon sakė, kadangi mano švartą netor prieki kišenių ir tik galėni, sak, nelaikyk savo telefoną, gali, sak, pavoks kažkas. Po to kiti indą irgi šnekėjau, sak, kad pažiūrėsiu traukinį, būk atsargę savo daiktus, nes gali, sak, pavokti. This train goes to Kalam, right? Yes. Oh, okay, good. Ėjom ten, kur visi eina. Bet aš, man atrodo, neįtų ant vagonų čia atėjau, nes čia ir veids su numerauts viskon. Bet jau išsėdės čia išvarys. Varys ten, kur man priklausė. Mes jau čia. O, geras. Šitą. Končių pardavinė, kažin. Visai skaniai atrodo iš tikrųjų. Vis tom patį. 10 minučių jau vėlau ant traukinys. Čia šitą kažkoks išvažiaun jau. Bet man sakė, kad čia reik laukti. Tai tikus, kad nemelavo. Ne, šitą atvažiavo man 100% man. Normaliai žmonių, ne? Bet teiva vagoną ne man ir. Man vagons ir Sleeper S9. Tai lipu, ateinant 16 valandų praleisiu čia. S9. Opa. Man veikia ir 24, jeigu gerai suprantu. O. Kaip čia vaistą nueit? Ai, šitą man veit. Nu, nice. Šiaip užlėpti, tai nežinau, gal kaip šitą. Šiaip galvoju, bus blogiau. Visai normaliai. Turam ventiliatorių šitą. Pilna. Bet šiaip karšt vis tiek. Žmonės ramus tokiai. Neatrodo, kad kažkai keisti būt labai. Varysam, vėliau pasivakšysam. Praeisam per kitus vagonus, pažiūrėsim, kokia ten situacija. Tai va, 16 valandų. Būsiu čia dabar. Atvar bilietus patikrinti. Šiaip su tas bilietas irgi duomenės aš vakar tik nusipirkau. O šiaip čia indusą neįperkti savaitę, vos ne mėnesės prieš. Ir sunkiai ir gauti bilietą pasidėjant, tai aš ten žiūrėjau, internet net nebebuvau. Po to ten hostelį toks vietinis man pagelbėjo kažkokį ten programėlį per brokerius. Reikia nusipirkti bilietą, bet mokėti už didesnį kainą, plus ten tipo kažką stotis į eilį ir tikėtis, kad kažkas atšauks savo bilietą ir tu tipo galėsi važiuoti užrano, nu tuo tipo sistemą. Šį rytą atsikėlis dar nežinojau, ar aš turėsiu bilietą ar ne. Running? Camera. No camera. Biškį pakimarinau, bet noriu tūlikį. Varam į tūlikį, po to varysim dar prie to patį. Pasivaikščiai po patį traukinį. Kuprėns nepaleiktų. Žiūrėk, čia yra normalus. Net
Tik skylė. Bet smerdžiaurė. Gerai, dabar biškį palaukėt. Nežinau, kaip išeit. Ai, išėjau. Gerai. Nu čia lygiai tas pats. Sorry guys. Žodžiu, įveinu pos eini ir 10 lygiai tokių pačių vagonų, kaip supratau. Nes aš esu 9, o tai 9 vagoną. O čia kaip prieini, mon vagoną gal ir toks duris. Suvėla. Ir čia žmonių daug. Hello. What the fuck? Tuoj patėm. Tai ką per niek daug aš jums neturiu ko parodyti. A? Tea. 10 rupees. Okay. 10 centų. O. 5 bas. Nelabai atrodo, ką parduot iš tikrųjų. Nu arbats pakelsi ties, bet... Aš jos gersena jau skanė. Tik iš kapančių pasidaro. Nice. Biškai pasidomėjau, tai jo ten yra ta, populiarioji masala čai vadinas. Ir ten yra tiesiog jauda arbata keista su vandeniu ir peinu ir dar ten jie kažkai prieskonė. Tai šitas žmogus kažką man sako, bet nesuprantu. Nuliepu dabar, atsisėdu į apačinį teikto. Nu, normaliai jau beveik 5 valandas aš važiuoju. Tiesiog kimarinį būni viskas. Guli šiaip visai patogiai. Žadėjau valgyti kažkom pasiimti, dažną praein, pirmin atgal, iššūkaun, kad pardavinė, girdėjau biryani dar kažko. Ir galvoju, nu biškvėliau pasiims ir žiūriu, kad čia jau nieks jau kurį laiką nebevakščio. Šitą visi jau lovus atsivertėn. Jo, čia dar pažiūrėkit per vidurį ir lovų. Čia viena, antra ir trečia. Visi jau sugulėn, gal reikia monė veit gulti. Čia išves va pasiėmė ankloidį, kaldrą. Kapnu mūsų. How much, my friend? How much? Jeepė, karo, jeepė. Ha? Jeepė. Jeepė? Online ir cash? Nesuprantu, kiek noriu. Eurą sumokėjau. Pon gavau 8 eurą. Opa! Ai čia su kiaušiniu. Ir kas čia ir tam maišelį. Tam maišelį ir padaras. Bet kiek aštrus, nė laš nesidėsiu. Ryžė, kiaušinis, reišuts veinskas, praktiškai daugiau niek nėra, bet vis tiek, nu prieskonių kažko įdėdėjau, nes nu aštrė. Aš vis laik perdams. Sakau, spicy, čia ar aštrė ir. Ne, aštrė. Ir pavalgys po to toks savo būvės laik. Nu ko, jau čia nugolį. Labanaktis tada. Sustojom dabar kažkokiam didesniam miestį. Prilėpšta nemažai žmonių. Netriukšmau, kai toliau. Valandų tai teik. Žalčia. Cit. Valandų teik. Valandą lieka iki kelionės tikslą. Ką pašmeigojau.
šūdina. Ar aš turiu sveikatas dabar kažko neįt ir daryti? Tikra, ką ne. Tai galvos Paleimon skaičiavimus apie 4 valandas miegą ir vakar nemažą laiką praleidau iš tikrųjų planuodamas kelionį. Tai kon gerą priplanavau nieko, iš tikrųjų gerą. Žodžiu, tame mieste pabūsiu nepilna 3 dienas ir nusipirkau skrydį į Indijos šiaurę jau. Irgi šiaip norėjau važiuoti su traukinės, nes daug pigiau vietinės skrydžiai nėra pėgus. Už tą skrydį į Varanasį sumokėjau 8 eurų, su traukiniu ten gali nuvažiuoti gal už 10, bet sunkia gauti ir traukiniaus bilietą, ten turi į eilį stoti, laukti, kol kažkas atšauks, tada tu tipo gausi ir tai nėra garantijos, kad tu gausi tą bilietą, tai toks, nu žodžiu. O dabar kon, pasėmiau arbatėlį šitą vėl už 10 centų. Gerai, kon, laukiam, kol atvykstam. Na ir koksgi pirmas įspūdis? Ogi smirda, pachina, vanelina, niuchina. Kol kas gal tiek. Žiūrėkit, kiek tuk-tukistų. Koks 10, daugiau jau. Where to go? Tell me. Auto rickshaw. No, thank you, man. Thank you. Come on, bro. I don't need, bro. Policininkas šitą su lasdom vaikščiojo. Jau pasiruošę ant kažko plakti iš karto. Location here, right? Okay. Nu pričiešę, man tuk-tukis. Tai... Gera, varom, sakau. Man telefon pasiėmis. Naudok ap navigaciją. Nu čia jau jautas, kad prašiau negu kur buvau prieš tai. Bet dar palyginus visai normalia. Daug daugiau žmonių, daugiau šiukšlių, daugiau triukšmų judesiaus, bet kažko labai baisaus nėra. Čia šiandien apsistosiu. Privats kambarys. Bookingi 7 eurų, bet atvažiavus į Veitą 5 eurų. Kondicionier. Su kondi už 10 eurų. Un teikis geras. Nice. Gerą kon gaunam už pitaką. Dėdelį dvigolį, normali lova, patalynį. Sudėmėm tėliką šitą turam. Kokia situacija tūlikį. Nežinau, kaip jau normaliai maniai. Kaip jum? Šampūną, moilą davė šitą, vandens davė, o jėzau. Beje, turam vaizdą. Į nieką. Ant balonis. Į balonžių numus. O, drėžas. Matot? Geras. Dar porą dalykų. Iš tikrųjų daug ar apsistoju. Dažnai nebūna tiesiog kaldros. Nu niek nedaug sakau apsikloti. Tai pakrenti tiesiog mėgti. Ir sekuntis dalyks, tai dar ne vieno vieto, kad buvau apsistojęs Indijoje, nemačiau, kad būtų tualetinis popieris kažkur. Ir tėvo supinės prausiklė. Bet aš tiesiog reikalas atleikis. Varau viduš prausteis. O dabar varau bejoik planą į miestą. Pažiūrėsim, kas bus. Gerai, tik išėjau, žiūriu. Bread omelet. Kem centų. Ir aš noriu pabandyti. Nevalgiau da pusryčių. Žiauriai lėta vis man daro. Aliejus kažkiam jogurtų pakeliai gers. Kon čia uždėjai? Trydas užtepėlį. Visai gerai atrodo čia.
Sveiki visi, šiandien su jumis Lukas Vainavičius. Ragaujame omuletą. Teigiamas. Teisinga atmeti. Dabar jau bus gabaliuks, kur ir nemaža tuos tridus užtepėlis. Oi, kas čia yra. Kudieniai viską naštrė daro. Bet tą baltų užtepėlį tai skani. Tokį saldį. Šiaip tikra visai nebloga. Pats nepasidaryčiau taip skani. Kas ten? Pasėmiau šitą kontį Coca-Cola buteliok dar. 20 rupijų. 22 centą gal, nežinau. Kadangi krikets yra pats populiariausias sportas Indijoje, dabar esu netoliai stadioną tokį. Ir jau šalia anuo yra daug viskų parduotuvių. Vakar pardavinė to kriketą sporto atributiką. What's up, man? Unta tas stadionas. Ir iš tikrųjų norėčiau pabandyti nueiti ten. Arba bent jau pabandysiu, kai žinau vyksta aš ten. Neblogas stadionėlis čia. Hello. Is it possible to go inside? Around there. Thank you. I want to go inside. How do I? Buy ticket? Ticket. How? Online. Register. Online. Online register. Sakė, tik internetu gali nusipirkti bilietą, jei nori ten nueiti. All ticket sold out. All tickets sold out. It will get somebody friend. They will get black ticket. Black ticket. Nearest 17,000 black. To you? No? No, only have security. Variety of ticket. Šie bayeris būt, norėčiau nueiti, bet sunkia. Eini sau tie pramė. Op, kas čia? Pirma karvi. Gers. Ko jūs čia veikat? Kimarina tipo? Ai. No, it's okay. Kvapėlis tai tikrai ne iš geriausių. Kartą niek, bet tukės užein. Momentas, kur teik užpakent, kad wow. Atėjau dabar į Čenai miestą paplūdimį. Viso Indijo ilgiausias miestų paplūdimys. 13 km driekas. Čia abidis puisdavo gaunas, man atrodo. Daug kavinukų visokių. Žiūrė, leduką. Tokie švarus. Ir čia dar yra karvi. Jautis, nežinau, kudės ragas. Karvi gali būti ragas. Bet tai koks didelis. Žiaurė didelis. Šitą šou palyginimo. Ir aš palyginimo. Even Fencoma steps you will visited. Somebody more experience you have. Okay. Žodžiu, nu pasigamunti tuk-tukis tą šiep. That is a Roman Catholic church. Any foreigner is visited. No. Very more importance. Okay. Žodžiu, pasigamunti. Before I will tell and full he will happiness. Okay, let me talk to the camera now. Again I will tell. Again. One more again I will tell. Žodžiu, pasigaumai tuk-tukis sako, nori aš tai čia nusiveš šito beitų parodį lankstinoką, nu ten, žinai, vien tik bažnyčias. Sakau, nelaba man įdomint bažnyčias, sakau, nusiveš kažkoks įdomis veitus, toks neįprastas, gal kažkoks netoks turistiškas, kažkoks įdomis, kad turėčiau patirtis. Jo, sak, davai, žinau, važiuoju, karoči. Jo, tai ir vežas. Ir pažiūrėsim, kur nusiveš. Ir kiek paprašys pinigų po to.
always one boat. No, each 5 person is early morning 2 o'clock is going to the ocean. Then fisherman is needle. Then Malay fish is throwing. Then they catch the fish. Then fresh fish is coming the roadside. Then street market is early morning in 4:30 to 5 a.m. is started. Every day is fresh fish is eating. Every boat in the fishing catching needle. This is Malay. The bigger fish is the kingfish or the small netly finger fish. The needle there. Bliam rimta, kiek daug, ne? Atsiveži bomžyną, kur labai prastom sąlygom gyven, nepasiturinti žmonės. Ir pažiūrėjau, nieks nuo mūsų neturi tualet. Vis ein čia šitą. Hello. Sakė, aš eisiu kartu su tavim, pabūsiu tau gidu, sakė, čia vietinis esu, man čia kažkai drauga gyvena. Sakė, tavai pasaugos, nes šį ir vagių, vienam tau būt nesaugia čia. Bet man atrodo, kad man smelaun. Hello. A girl baby in 50 minutes, 40 gram, 50 gram. They are borning only 10 days. 10 days. 10 days. Yeah. But our after that biggest gangster, after that our BMW, Audi, Benz. Sakė, tame rajone prieš 4 metus, bet jau dabar mėri. Gyvena pats tipo pavojingiausias čia gangsteris kažkoks. Vies čia naivas miestas apie žinojai. Ir uns nužodį švies šiam 4 žmonės. Bet prieš 4 metus jau mėri, tai gera. Dabar atsiveži kažkokį torgų. That grandma is take our picture, told. Money. Sak, nori kažkom pasakyti tau. Pasikveiti prie jau arčiau. Daug pinigų, sak. O kaip įdomi, įmaišiau, kaip il. You will drinking? Okay, what? Yeah. Fruit mixer is good. This is not good. Not good. Not good. For me? You. But in subjaw it's very coolingness. Then you heat the body, full and full coolingness. Kiek muselių daug. Čia nemanėte dar, sak, to geriau negerktų. This for me? Yeah. Ai, tai gersiu. Kokteiliuks. Nice. Esu geris Filipinus. Labai skaniai. Tom patiko, aš geru. Šitą gali ir į maišiokį dėti. Man driveriuks nusipirka vieną cigaretę. How much you paid for one cigarette? How much it costs? 10 rupees. 10 rupees. Tai nusipirka vieną cigaretę už 1 cent. Ne, už 10 cent. Už 10 cent vieną cigaretę. 40 years, that same place is food, less money the food in low classes, slumboard people in for that grandma. Sakė, 40 metų to pačio vietoje šitą, kiekvien dainos sėd ir pardavinė. Žuvis jau matau, čajanė, arbata. Va, žmogus šitą užsisakė valgą. Va, tokis tokėlis. Hi! Ir sakė, čia tų slušnynus yra didelį problemų su alkoholiu. Vakars atein, vis iškart jau korkėlį atsuk, gul. Dėl to vakaras čia būna daug muštynių, visokių konfliktų. Šviežių vištieną. Dabar atvažiavom prie parduotuvės, kad gali nusipirkti alkoholinių gėrimų. Ir tokių veitų čia nėra daug. Dėl to prie tokių veitų eilis šitą žmonių ir
Nu, išgerti žmonės, tai noriu, kas ir. Saka, neįkveins pats, tai aš šiandien daviau 5 eurus ir jis dabar man parneš romo. Nu, arba, sakykime, dezinfekciniaus nugatvės maistą. Veins buteliuks, eurus 20. Atvarėm į restoraną, Ronks dabar klausom. Bliam čia to maistą, ką prineš. Ne, aš tai užsakinėjau. நான் டெய்லி 15 ரூபா அது கொடுப்பியே. ஏய் அவங்க ஃபாரின் கண்ட்ரிடா, அவங்க ஊர்ல இதெல்லாம் காமிக்கிறதுடா. வீடியோ நோ. Okay. Vadinas Sweet Bida. Nu, va kažkokiu guminuku. Funny. So you have to chew it and then spit it. Not for the split or your decision. Or you can swallow. Tai tipo tiesiog krumta ir po to išspjauni, bet gali ir nuryti. Ir tas vies šitą mišinys turėtų suteikti kažkokį tai apsvaigėjimą gal efektą. Pažiūrėsim ar pajusam kažkon. Žiaurė daug visko kraun. Čia kur bunka uždeda auksą, tipo ant sluoksnį, tai čia atrodo sidavrą uždėjai ant tokį plėvelį. Old. Video. Labai ilga kromtos. Gali arba nuryti, bet gali arba išspjauti. Labai daug skysčiaus išsiskier kažkokį. Toks kaip ir saldė, bet labai toks stiprus skonis. Pasirodo, čia yra sveiks dalyks, kaip tik naudingas sveikata. Ne, aš nelabai aš suprantu, ko man sakė iš tikrųjų. Bet yra, nu čia tipo mums vadint bida ir yra visokių rūšių. Ten jau pats pasaka, ko nori, kad tau pridėtų. Ir muniai padarė kažkokį silpną, kad dargi aš kad nesu to valgys, tipo kromtis, tai sak, niek tau nebus. Bet čia prikols pakrumtyti. Nu, į dar ant gal atsiveži prie kažkokį monumentų, arklys su žmogum. Kažkon pasakoju, bet aš niek nesuprantu to nuo indišką akcentą. Žiaurė sunkia susikalbėti, nors šiaip gera atrodo šnek. I think $20 is too much. Little bit understand, brother. Yeah. Government rules say 1 hour $10. Government, Tamil Nadu government in Here. 1 hour $10. 1 hour full rounds in $10. I will guard and I will help you. Sir, more places. You will another person, you don't catch it. I'm gonna give you 1,000 rupees, is this okay? Yeah. No, brother. Please, little bit understand. 350 rupees gas I done rented auto, brother. Before I enter the rickshaw, you said you can give me enough. I think $10 is good because I pay for your food, for everything. Sir, I will help you. Nu, sakau gerą, kiek tu dabar nori? Sak, tik $20. Nėra aišku daug, bet nepamirškim, kad čia ir Indija ir uns pavažinėjimų gal koks, nežinau, 1,5 valandos. Nuveži kiek, į 4 vietas, ne? Bet mes dar buvom sustojami degalėnių, man sak daug 300 rupijų. Po to pirkau valgyti, gerti, to ant kromtomo dalyką nam pirkau, cigaretų pirkau, žodžiu. Iš pradžių fainė, bet kaip jau reikia skaityti, tai nebe fainė. Nu, bet ko darys, gal nenubedniesiam labai. O čia tos pačios dainos vakar galvoju, reik dar išlyst biškį pasivakščiuoti. Nu, tai ko ir vakščiuoju šitą su karvėm. Po to eidams pro šalį žiūrų batų parduotuvėje, nu galvoju, reik užėti, baigiau suplyšti į mon batą, tai atsinaujins, tai ruod man čivein, ketpor. Nieka geršia. Tai nuvariau po to tiesiog pavalgyti, sutikau tokį irgi turistą Olandą, fain žmogus. Pasėdėjom, paplepėjom, kebabs irgi skanus, parsinešiau numeidą po to vein. Ir einant atgal, nu dar vienas toks įdomesnis dalykas nutiek. Sustoj tuk-tukis, sak, parodys kažką. Ai. My friend. I go, okay. Vai. Hello, good morning. Noriu varyti jau, judėti toliau, bet čia ištraukiu raktą ir nebėra elektros. Bet aš pasiimu savo namų raktą.
Oi, va. Nereik net laikyti vėjus, žodžiu. Padariau, kad būtų elektra, nors ir bus išėjęs. Man reikia, kad pasikrautų powerbanką. Gerai, išsikveitų tuktoką dabar ir varom kažkokį gyvačių parką. Nu, pamatysit. Pasirodo, Indijoje irgi nebūtina tuktoką gali išsikeisti ir muocą. Ir tas ir dar net pigiau, per Uberį. 9 km važiausam ir kainavo €10. Cheapest. Veins pats aš šitam gyvačių parke, niekam neįdomi tos gyvatės kaip man. Čia nieka. Čia gyvatės aš ir gyvenu. Opa. Opa. Žinau, čia galvojau tikra. Stiekl tai nėra. Ten kantki marėm. Vežlių turam, kon jūs. Šitą iguanas. Žalį. Voda va tai bus kažkas jau jautų. Šitą ir. Niek tepki Marianu carame. A to viskas gera? Tepki Marianu. Eik tu. Pažiūrėkit. Koks baisoklis. Atrodo, kad vis negyvi. Neėdu švies. Gal netik ir čia yra. Čia šiaip žiūrėk įdomus, nes jas snapas ilgas. Gėja. Žiūrėk, čia iš tikrųjų taip patiem gali būti. Keik išsižiūrėk. Gerburniai. Nedidelis šitas parkelis, įdomi iš pasižiūrėti. O antrą razą jau einu. Tas kaip išsižiūrėjus, taip išsižiūrėjus. சரி வண்டி வந்துச்சுன்னு கூட போலப்பா नारायण प्रचोदयात् स्वाहा श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि. Oho. Sir. Villa Palace, Booker going. Yeah, Villa Palace. You are staying here? Yeah. Room, this room. Yeah, we. Thank you. Bandėm Abu Dabį prasliukinti viešbutį. Kaip ir pavyk, kaip ir ne. Tai dabar esu pakeliau į vieną iš geriausių Čenajaus viešbučių ir bandysiu prasmokti vėdų, pažiūrėti, kaip ten kas. Man planas ir tiesiog eiti, praeiti. Jeigu stabdys kažkon sakysiu, aš esu youtuberis, ar galiu parodyti savo sekėjukam, kaip atrodo šitas jūsų viešbutis. Villa Palace. This is Villa Palace? Yeah. Okay, thank you, bro. Ieškau čia kur ir tos įėjams. Numatos, kad tokio veito gali būti geriausias viešbutis. Įdomus dalykas, tavo norėjau atsiskaityti su driveriuku, Daudo šanam. Ten virš 5 eurų, nu tas 500 vietinių pinigų, ten 5 eurų subiškis, sakau, o turi gražos? Neturiu, sak. Blema, šanam 5 eurų nenorėjau duoti už ton trumpą vežėjimą. Ir jums sak, nereik, sak, tu man draugs.
Sako, sveiks atvyks į Indiją. Yra į skemerių, vakar ką apskemė namunį. Bet yra į fainų, ne žmonių tokių. Oho. Good morning. Gerai atrodo. Korėjams. Čia gal. Hello, sir. Hello. Here entrance. Thank you. Thank you. Durininkas, duris atidaro. Lobis taip atrodo. O, maga. Ten registratūra, ten neinu dabar. Kėdė tokį, dėl grožiaus padėt. Parašyt, kad negali sėstais. Nu, kosmosas, sakyčiau. Čia pigiausias naktis, kainavo 220 eurų per bookingą. Kas gal nėra labai brangiai, bet kaip Indija, tai čia labai brangiai. Europo už tokį viešbutį, nežinau, virš štukose, kuriuos mokėtų. Bliam, jaučiu čia ir pavalgyti galėčiau, jeigu paprašyčiau. Nu, patiekala tai gera atrodo. Hello, sir. Kadangi aš esu baltais, aš turiu tokį VIP pasą. Nes jeigu čia bandytų taip koks ins tiesiog imti praeiti, tai manau, iš karto jau stabdytų, sakytų, čia gyveni. Manau. Vaizdėlis per longą. Maybe you could show one of your rooms. So videos are not allowed. Oh, we're not allowed. Oh, okay, I'm sorry. Okay, no problem. Thank you. Mun pro kažkoks skersgatvį vieš, bet šitą ir pagrindinis važiavimas ton viešbutį. Apsauginių vėjins do. Ten da ir čia da du stov. Užžiūrėkit, da, kokį graž bažnyčių užmačiau. Mėšis vyksta. Tik kad reikėtų pats nusimauti prieš einant, tik krikščioniškų bažnyčių dar nesumatys. Šiaip mėšis anglišką vykta, ėjai suprasti kažko. Ir iš tikrųjų viskas lygiai tas pats, ką per pas mumis, tik galva, kad tas bus reik nusimauti ir gal, kad muzika tokį biškį linksmėsnį gro, nesu vargonas te gro, o viskas kits tai tas pats. Net jiem suprasti, kad maldas lygiai toks pačias, pažodžiau vertant, tie pat išsivert, po to irgi ten reikėjo visiem ramybės palinkėti, fainė buvo. Plotkėlį žmonės ėjai valgyti irgi, žodžiu, tas pats, ką pas mumis. Čia įdomi atrodo. Hi guys. What do you sell here? Spicy. Spicy? Rice. Rice with? Rice. With what? Biryani. Can you show? Ah, biryani. Okay, thank you. Biryani pardavinė tiesiog. Bet aveitėlė jau toks skečia atrodo. Čia tas paplūdimys, kur žvejo. Ir man atrodo, tas man skemeris tuktukis sakė, kad anei va ir gyventus pastatus nemokama. Gal tai pastata miestą ir... Bet nu, matau šitą tinklą visokiai. Šmutikių rakandų. Ir kaip čia atrodo vidau. Uno žaidai. You play Uno? Uno? Nice. Good luck. Viskų muotų šitą vidau. Rūbą džiūst. O gyvenį aukščiau. Labą dieną, ar iš savivaldybės turat leidėjom čia prekiauti? Ne, čia prekai atsigaivinti, čia pardavinė, cukrainė indrisulti. Aparacidomus, sukas, perto ant kiš, suspaudanas, tas cukrainė indrilasdėlis ir išbėg sultis kažko. Dvi porcijas pasėmiau netgi. Labą, noriu gerti. Pasak.
Su ledukas, biš gal negera. Ir dar su ronkom dėtus ledukus. Bet prieš tai nusiplaunu ronkus tam kibirį. Nors tam kibirį bandau ir neatrodo labai švarus. Nu gal niek. Biški dezinfekciniaus dėl visako. Bet tas paplūdimys čia veitom kanūšiks numišts ir čia tokia atkarpėlko, ar nieks neprižiūr, niek. Visokiai stenda. Kažkas gal buvo, bet dabar ne. Ir šiaip, man šitas Čenajaus miestas, nu toks neįdomus atrodo čia nėra ko veikti išves. Nu, manau, kad irti, gal aš nežinau ko, bet kiek bandžiau ieškoti, tai reik važiuoti už miestą. O šiaip jo, kitos miestus, tai tur priplanais plius minus kažkon. O čia toks atvara ir be tiekslo. Nežina, ko daryti, nežina, ko reiti. Slyviniai pirmin atgal, banda kažkon įdomaus surasti. Bet irgi įdomi, ne? Taip gal kars netgi fainiau. Atvariau pagaliau pavalgyti. Valgau veitelė va tokiuo. Palei jūrą. Tokie va kioskelė, visur prekiaun maistų. Ir užsisakiau ryžius, man atrodo, su vištienu vien. Čia irgi vištienu, tai kažkokį kitokesnį. Vandens atnešk ir to pačiu. Sakau, galiu gauti kruzėlį. Tai netor. Tai eičia aplinko per visus kioskelius prašyti, kad tautų kruzėlį būnė. Čia kainavo 107 rupijų, eurą 8 eurų 9 gal. Per Uberį gali išsikveisti tuktuką irgi. Dabar įsivedžiau savo viešbučiaus adresą ir žiūr, kiek kainau. Ir dabar nuėjau prie vietiniaus tuktukistą. Sakau, kiek nori, kad nuvežti mane iki to hosteliaus. Ir pasakė 3 kartus daugiau negu kad kainau iš tikrųjų. Visai ten nebloga pavalgiau iš tikrųjų, bet kapį karštą aš nebegaliu, varau pailsėti viešbutį biškelį. Net nepailsėti, o jau užbaigti dainą, nes žmonės atėm visas jėgas tai Indijai. Pafilmuoju 3-4 valandas, atrodo, kad čia 12 valandų strojkės atidirba. Ne, šiaip karštai ir tas triukšmas judesys žodžiu. Bet varau toliau dirbti, editing video ir kelti vlogą. O ryt jau skriesiu į Indijos miestą pavadinimu Varanasis. Uns garsėja visokiom ten dvasiniam religijom, nesąmoningom apeigom. Gali ten maudytis to, bet kiek nešvaria upėje, nuplauti tipo savo nuodėmis. Ten ant gatvės degė, ant laido žmonės irgi leidė to nupį, nu žodžiu, pamatys, ten tai bus vaizdų. Tai kol kas tiek, labai ačiū, kad žiūrėjot ir kapės like, siuntų bučki jum. Susitiksam jau greit. Iki!